Labas rytas. Yra 10 valanda dabar. Prabudom. Laikas keltis. Eit tvarkyti dviračio sėdynę. Ir važiuoti toliau. Kojos tiesiog žudo mane šiandien. Tie paskutiniai 17 kilometrų minimo atsistojus be sėdynės kažkaip neplanuotai stipriai pakirto kojas. Nu ką padarysi? Pilis pačios neapsilankyti. Va, dabar dienos šviesoje galiu parodyti, kur aš čia buvau apsistojęs. O ten va, viršuje antram aukšte langai. Žalios durys. Tokios gan įdomios. Ir viduj sraigtiniais laiptais į viršų ir privatus maži kambariukai. Tai va, dabar laikas išsitraukti dviratį, kuris ten rūsy už kampo pastatytas. Ir važiuoti, ieškoti, kaip susitvarkyti sėdynę. Nes, sakau, dar nėra tai buvę. Vidury nakties atsikelinėdavau nuo to, kad kojas traukia visą. Ta prasme, aš nežinau, kad įmanoma taip kojas numinti ant dviračio baisiai. Bet, nu ką, patirtis, atrakcija. Oras irgi panašu, kad šiandien geresnis. Žydras dangus. Truputį vėjuota, bet lietaus nebežada, žada saulė ir debesiukus. Tai turėtų viskas būti super duper šiandien. Va, dėjau iki dviračiams skirto skyriaus. Tikėkimės, rasiu, ko ieškau. Abidniausia ta dalis, kad kai nėra sėdynės, o aš ne tai, kad turiu visą laiką mintą atsistojęs, kas iš tikrųjų erzina ir vargina, bet aš negaliu sėdint ant sėdynės filmuoti, kaip važiuoju. Tai čia šita dalis abidniausia, man bent jau. Kažkaip labai faini kadrai gaunasi. Ok, reikia negaišt laiko, ieškau. Žodžiu, man reikia va šito va varžto. Arba visos tos tvirtinimo komplektuko to. Žiūriu, kad ant šitų sėdinių jo nėra. Vadinasi, tikėtina, kad jis kažkur atskirai parsiduoda. Pasirodo, jie neturi atskirai tos dalies, kurios man reikia. Tai darom kitaip, perkam pigiausiai įmanomą sėdynę, kuri turi tai, ko man reikia. Ir ardom. Turėtume užtrukti 10 minučių ir... Turėčiau užtrukti 10 minučių ir galėt keliauti toliau. Siaubas įlindot jūs visi man į galvą su savo tuo daugiskaitos kalbėjimu. Aš keliauju su pliušiniu žaislu, aš ne vienas. Aš galiu kalbėti daugiskaitą. Pavyko. Turim sėdynę. Bagažinį irgi užsidėjom. Persidėjom tiksliau. Ką galim važiuoti? Nu va. Kom labai fainai yra dviratukas Europoje visoje. Tai yra tai, kad tu dviratį gali traukinius pasiimti su savim. O keliauti traukinukais man patinka. O kasgi ten? Kasgi ten? Toliau Skarholto pilis, tai Skarholto pilis yra viena geriausiai išsilaikiusių renesanso pilių tame regione. Jinai buvo pastatyta 16 amžiui, tokia kokia dabar stovi, bet kaip tvirtovė toje vietoje
bet tvirtovė toje vietoje stovėjo ir anksčiau, nuo gilių viduramžių. Įdomiausias dalykas apie Skarholto pilį yra jos vėlgi savininkai, tačiau nebe Trolenos giminė, šiek tiek kita giminė. O įdomusis tas aspektas yra tai, kad ją valdė ir ją iš principo pastatė tų amžių super moteris. Tai buvo kilmingos giminės moteris, super verslininkė, kuri valdė didžiulės teritorijas aplinkui pilį. Ir tuom ta pilis ir yra įdomi. Tai yra dėl to, kad jos savininkė, jos valdytoja buvo moteris. Ir šiai dienai ta pilis yra žinoma būtent dėl pilyje organizuojamų parodų apie moterų vaidmenį istorijoje ir apie žinomas moteris. Tai tokia trumpa informacija apie Skarholtą ir vėlgi važiuojam toliau. Nu ką, pasiekėm va ten va trečiąją pilį. Dar 3 liko. Nu gerai, ne visai pilys, ta prasme jo, čia tai pilaitė. Bet vakar numeris 2, taip sakant, buvo buvęs vienuolynas. Ir viena vieta iš šiandienos sąrašo yra šiuo metu katedra. Bet pilim jas vadint paprasčiau, taip sakant. Ką tik besiruošiant važiuoti iki sekančio taško, įsivedus lokaciją į Google Maps, taip sakant, nusistatyti žemėlapius. Pasirodo, mes dabar pravažiuosim, aš dabar pravažiuosiu pro dar vieną pilį, kuri nebuvo pažymėta maršrutė, taip sakant, mano originaliam. Tai panašu, kad gausis nebe 6, o 7 pilaitės aplankytos šiandien. Važiuojam. Truputį ne čia pataikiau. Va ten va reikia, nežinau ar matot. Sukamės. Čia va reikia. Žvyrė nesilaiko. Tai va šita pilaitė yra ta pilaitė, kuri yra visiškai neplanuota, tiesiog tūpai pakeliui. Ką tik varpo dūžį girdėjau. O, tiksliai žiūrėkit ten. Ant stogo varpelis. Geras. Toliau trumpa informacija apie Elingę. Tai Elingė buvo ta pilaitė, kurią aplankiau visiškai netyčia, visiškai ekspromtu. Jinai paprasčiausiai buvo pakeliui. Tai apie Elingę. Elingė yra 12 amžiaus pilis, perstatyta 16 amžiui, labai neblogai išsilaikiusi. Šiai dienai pilis yra žinoma iš principo dėl to, nes joje veikia sena spirito varykla, gaminanti švedišką viskį. Tai tiek apie pačią Elingę. Važiuojam toliau.
Tai va taip atrodė tas neplanuotas sustojimas Elingės pilaitėje. Laikas važiuoti toliau. Ką tik atvažiavau iki Ortoftos pilies ir pagal idėją jinai turėtų būti įdomiausia išvaizdos prasme, fainiausia. Bet iš šitos pusės privažiavus atsimuši į jos nugarą, taip sakant, užpakalį. O jokio kelio iki jos priekio nėra. Tai bandysiu grįžti atgal ir ieškoti kažkokio tais privažiavimo iš kitos pusės upelio. Jinai stovi ant upelio kranto. Turėčiau, tikiuosi bent jau, kad pavyks, nežinau ar turėčiau, bet tikiuosi, kad pavyks surasti kokį nors gražų pilies vaizdą. Tai va. Opa! Aloha! Ei, nekalba. Nu va, nedraugai šiandien. O va čia va yra Ortoftos bažnyčia. Kažkur maždaug va ten va, už šitų visų medžių turėtų tekėti upelis ir būt Ortoftos pilis. Toliau apie Ortoftos pilį. Tai Ortoftos pilis buvo ta pilis, kuri man asmeniškai paliko didžiausią įspūdį. Ta prasme, nemoku apsakyti, pats vaizdas privažiavus prie pilies iš jos galo, praėjus pro rožiniai žydinčius medžius, per tiltelį buvo tiesiog pasakiškas. Ta prasme, wow, kaip kokiam Disnėjaus multike pasijaučiau. Tuo momentu tikrai paliko didžiulį įspūdį. Bet apie pačią pilį, tai pilies istorija prasideda 11 amžiuje kažkur. Seniausios pilies dalys, seniausi pastatai, priklausantys pilies valdom buvo pastatyti 15 amžiuje. Čia iš tų, kas stovi po šiai dienai. Pati pilis, kaip po neogotikinė pilis, buvo pastatyta 19 amžiuje. Šiai dienai jinai, kaip ir visos mano lankytos vietos, yra privatininkų rankose. Ir joje būna kartais organizuojami kažkokie tais renginiai, parodos ar vestuvių šventės. Bet pilis tikrai pasakiškai graži. Jeigu kažkas būsit pietų Švedijoje, tai ir būsit pietų Švedijoje pavasarį, tai būtent Ortoftos pilaitę, sakyčiau, yra verta pamatyti. Važiuojam toliau.
čia va yra ta Ortoftos pilaitė. Pasakiškai gražu. Aš nemanau, kad kameroje atrodys tas vaizdas kažkaip įspūdingai, bet realybėje tai visas šitas va patekimas iki pilies per miškelį, per takelį, po rožiniais žiedlapiais, per tiltelį iki apsamanojusios pasakų pilaitės, tai tiesiog wow. Gerai pasakiškai gražu. Gerai pasivaikščiau, gražu, pasakų pasaka. Laikas važiuoti iki sekančio sustojimo, iki Svenstropo pilies. Žemėlapis sako važiuoti tiesiai, važiuojam tiesiai, bet kodėl čia uždaryta, tai man neaišku. Tilpsiu? Tilpsiu. Tikėkimės neįgriūsiu. Neatrodo labai patikimai. Aš kiek suprantu, visos, daugiau mažiau bent jau visos vietos panašios į šią, bent jau tos, kurias aplankiau šį savaitgalį, yra privatininkų, visos yra uždarytos. Ir uždarytos ne ta prasme, kad būtų kokia nors muziejaus iškaba su darbo valandom, bet, tiesiog teritorija uždaryta. Po kiemą gali vaikščioti, esi toleruojamas, bet daugiau mažiau visur matosi privat ženkliukai, taip sakant. Vietos turi savo šiokią tokį darbo laiką, darbo valandas. Ten remiantis Google atsiliepimais, juose organizuoja visokias vestuvės, vasaros metu kažkokias kavinės, panašius dalykus. Bet šiaip iš principo privatininkų valdomos pilaitės įtariu gauna kažkokias tai paramas iš valstybės aplinkos priežiūrai. Visos yra atviros iš lauko turizmui, bet į vidų patekt, pasivaikščiot sudėtinga. Reikalų yra. Pasižiūrėjus į Google žemėlapį vaizdą iš viršaus, matosi, kad kitoj pusėje pastato yra kažkokie parkai, sodai su pažymėtu tualetą keliu. Įdomu, ar juos įmanoma patekti. Daug vilčių neturiu tuo klausimu, nes čia irgi pažymėta, kad yra laisvai atidarytas kelias, takelis, bet realybėje stovi vartai. Tai va, bet šiaip pastebėjimas. Dabar trumpai apie Svenstropo pilį. Tai Svenstropo pilis yra renesanso stiliaus pilis, kuri buvo pastatyta 16 amžiuje. Tuo metu, kai Skone regionas dar vis priklausė Danijai. Įdomiausias faktas apie pačią pilį yra ko gero tai, kad po 17 amžiaus Lundo mūšio toje pačioje pilyje
tame pačiame kambaryje ir netgi toje pačioje lovoje nakvojo du priešingų pusių, priešingų šalių karaliai. Tai pirmą naktį Danijos karalius ir sekančią naktį pergalingasis Švedijos karalius. Pati pilis turi išskirtinį bruožą lyginant su kitom vietom, tai turi gražius, simetriškus sodus vietoj tiesiog įprastų miško gamtos parkų. Aš kaip suprantu, čia yra naujoji akmenė, In 300 meters, turn left. naujoji akmenė tik tais su cukrum vietoj cemento. Atvažiavau iki stoties, kaip matėt. Čia stoties ženklas. Ir pasirodo, kad tas traukinys, kuris pravažiavo, kai aš į miestelį važinėjau, yra tas traukinys, kurio man reikėjo. Ir sekantis bus už valandos. Apvažiavau visą gyvenvietę. Radau tabako kioską uždarytą. Panašu, kad jisai nedirbo jau ilgai. Radau pizzeriją, kuri irgi taip pat panašu, kad nedirba jau ne vienus metus. Parduotuvė artimiausia aplinkiniuose kaimuose, šitam būtent nėra jokio, tai atsisėdau į peroną ir va, laukiu traukinio. Pasirodo, kažkas, ko aš iki šiandien nežinojau. Oje, čia vėjas pučia. Tai yra tai, kad Lundas yra ne šiaip kažkoks kaimas su katedra. Pasirodo, kad Lundas yra tiek Danijai, tiek Švedijai istorinė prasme labai svarbus virš 1000 metų senumo miestas, buvęs tiek religinių,
tiek mokslinių centrų. Ir taip sakant, buvęs svarbus dar gerokai iki Stokholmo laikų. Pasirodo, kad jame yra daugiau į ką pažiūrėti negu tik tais į pačią katedrą. Ir paskutinis šią kelionę lankytas objektas buvo Lundo katedra. Tai Lundo katedra yra viena seniausių ir architektūriškai įspūdingiausių Skandinavijos katedrų. Ji pašventinta 12 amžiui, kai Lundas buvo Danijos religinis centras. Taip, Danijos, dabar tai yra Švedijos teritorijos, tuo metu tai buvo Danijos teritorijos. Ko gero, žinomiausias Lundo katedros objektas yra 600 metų senumo astronominis laikrodis, kuris rodo zodiako ženklus, datą, laiką, veikia, pilnai funkcionuoja iki pat šių dienų. Taip pat Lundo katedra turi savo požemius, apipintus tam tikromis legendomis apie milžinus. Tos legendos nepasakosiu, nes reikia taupyti laiką. Bet jeigu kažkam yra įdomu, tai tikrai pasigūglinkite ir labai lengvai surasit informaciją. Tai tiek tos informacijos iš manęs. Linkiu gerai dabaigt žiūrėti video. Iki. Valgiau, badas veda Mariną, laukiu traukinio, visi grįžinėsiu per Helsingorą, Helsingborgą, taip sakant, taip pat kaip atvažiavau per keltą. Tai beliko sulaukti traukinio, parvažiuoti ramiai, tikėkimės be nuotykių, pavalgyti, nes čia tas sumuštinis su bėjaus, tai taip sakant, ilgai nelaikys. Ir tiek, taip, viskas. Žodžiu, reikėjo man į Helsingborgą, atvažiavau iki... Ojei, kur aš čia esu dabar? Iki Angelholmo kažkokio. Dabar reikia važiuoti atgal. Pavyko. Plaukiam. Kol keltas plaukia, einu pasiieškosiu kažkur kavytės ar kažko atsigert. Nes iš tikrųjų pakankamai ištroškęs ir nutroškęs po kelionės jaučiuosi, jėgų jau nebelabai bėra. Ir ateičiai, jeigu kažkam pravers šitą informaciją, tai dviratis važiuoja taip kaip mašina į keltą. Tai va, aš užtrukau gal kokių 15 minučių besiblaškydamas po vidų, kol mane pasakė apsimest mašinai ir tada viskas gerai buvo. Ok, dabar yra 7:30 vakaro. Man reikia šito va traukinio į Hillerødą. Taip išeina, kad mano pramazinta stotelė Švedijoje man dabar kainuoja
Nu, ne pinigais, bet laiku. Jeigu būčiau jos nepramazinęs, būčiau grįžęs su praėjusiu keltu ir jau būčiau pakeliui namo. O, geras. Eik savo. Čia stotis vadinasi. Taip jas. Blemba, nefokusuoja. Va taip pafokusuoja. Eik savo, kaip fainai. Belaukiant traukinio, čia besitrinant pastoti, sugalvojau pasižiūrėti įdomumo dėliai į tai, kiek laiko su dviračiu mint namo rodo. Tai rodo su dviračiu parmint greičiau nei su traukiniais pravažiuoti dėl jų grafiko dabartinio. Bet, sorry, aš jau atgal nebeminsiu šį vakarą. Jau kojom visiškai ate, taip sakant. Nebenoriu. Noriu į lovą. Ojei. Ok, dviratukas prisegtas. Jau finišo tiesiogiai.